Nusprendėte pradėti savo verslą? Šaunu! Tačiau ar žinote, kad Lietuvoje yra pats žemiausias iš visų ES šalių pagal Eurostat agentūros tyrimų duomenis smulkių įmonių išgyvenimo rodiklis? 41%, tai yra beveik kas antra naujai įsteigta įmonė neišgyvena nei 1 metų. Pagal įmonių gimimo ir mirties santykį, Lietuva taip pat turi bene tragiškiausią situaciją visoje Europoje. Beveik 2 kartus daugiau įmonių miršta, nei yra įsteigiama. Verslo aplinkos tyrėjų, verslo konsultantų teigimu, žymiai dažniau trumpalaikės yra tos įmonės, kurios kuriamos visų pirma siekiant pelno. Pelno lūkesčių nepatenkinus, verslai yra uždaromi ir pradedami nauji, kurie neretai sulaukia panašaus likimo. Pelnas yra svarbu, bet tai nėra vienintelis tikslas. Eurostat iliustracijos tik patvirtina trumporegišką lietuvišką verslumo kultūrą, orientuotą į greitos grąžos medžioklę, bet ne į paties verslo vystymą ir plėtrą. Didžiausias tokio trumparegiško verslumo neigiamas poveikis yra auganti banka neigiamų nusistatymų savarankiško verslo atžvilgiu, bankroto istorijų ir gandų banga, kuri atgraso daugelį atsakingų ir brandžių žmonių nuo savarankiško verslo pradžios. Tokią dramatišką įžangą aš jokių būdų nenoriu sugriauti jūsų motyvacijos kurti savo verslą. Priešingai, noriu pažadinti jūsų kritinį mąstymą ir realistišką požiūrį į save, savo gebėjimus, lūkesčius ir planus. Šio seminaro pirmojoje dalyje aš skirsiu dėmesį jums, verslininko asmenybei, bei jūsų motyvams verslo atžvilgiu. Antroje dalyje supažindinsiu jūs su verslo modeliavimo metodais ir parodysiu, kaip jais naudodamiesi galite sukurti savo verslo strategijas. Visa kita informacija apie tai, kaip pradėti verslą, kokią verslo formą pasirinkti, kur kreiptis, jūs galite gauti prie šio seminaro pridedamame Viešosios įstaigos Versli Lietuva parengtame pradedančio verslininko žinyne. Noriu jūsų paklausti, ar esate pasirengęs pradėti savo verslą? Daugelio tyrimų duomenimis yra 4 pagrindiniai motyvai, kodėl žmonės imasi pradėti savo verslą. Pirmasis tai noras uždirbti daugiau pinigų. Antrasis – nepasitenkinimas esamų darbų. Trečiasis – noras įgyvendinti savo idėjas. Ir ketvirtasis – noras turėti daugiau laisvės. Be jokios abejonės, sėkmingas savas verslas išpildo visus šios norus ir dar prideda su kaupu. Tačiau tik nedidelė dalis gali tai pasiekti. Rezultatas pasiekiamas ne iš karto ir už atitinkamą kainą. Taigi, pradedant verslą, labai svarbu išsiaiškinti ir išgryninti jūsų asmeninius motyvus kuriamo verslo atžvilgiu. Nes verslo sėkmę ar nesėkmę iš esmės lems ne tik jūsų suvokiami, protų pagristi motyvai, bet ir tie, kurie slypi šešėlyje, kuriuos jūs vengiate pripažinti, tačiau būtent jie yra gilusis jūsų pasirinkimų variklis. Jei pradėsite verslą neišsprendę ankstesnių pamokų, o tik perkelę senas į naują situaciją, liaudiškai sakant, iš vilko nasrų pateksite į lokio glėbį, o drauge pasiimsite ir savo verslą. Taigi, mielieji, pasikapstykime šiek tiek ties kiekvienu mano minėtų motyvų. Jei jūsų pagrindinis motyvas yra uždirbti daugiau pinigų, normalu. Tačiau atsakykite į 2 klausimus. Kur bus jūsų riba? Ties kokiu skaičiumi daugiau jau yra pakankama? Ir antrasis. Juk patys pinigai yra tik popierėliai arba abstraktų skaičiai. Taigi, kam iš tiesų jums reikalingi pinigai? Gal jūs manote, kad pinigai leis jums iškovoti svajonių merginos širdį, sukurti šeimą ar turėti daugiau draugų, o gal jūs norite, kad kiti pradėtų jūs gerbti ir vertinti?
Atsakę į šios klausimus jūs galėsite aiškiau suvokti savo verslo ribas ir asmeninius tikslus, asmeninius motyvus, kurių siekiate gyvenime ir versle. Nesuvokdamas savo giluminių tikslų žmogus nevertina savo verslo, nemato jo prasmės, o tik neretai suvokia, kad verslas tik atitolina jį nuo troškimų. Kartą teko dalyvauti grupinėje supervizijoje, kur buvo vienas žmogus, verslininkas, patyręs eilę bankrotų. Jis lengvai pradėdavo, pastatydavo verslą ir, kaip pats sakė, jį sugriaudavo. Pokalbio pabaigoje jis atsisuko prieš visus ir garsiai pareiškė: aš kursiu verslą vardan savo šeimos, kad jai padėčiau. Vyras pravirko ir prisipažino supratęs, kad pinigai jam neteikia pilnatvės ir laimės, nes šių dalykų šaltinis yra kitur. Prisiminkime antrąjį motyvą. Jei jūs verslą galvojate kurti, nes jūsų netenkina esamas darbas, pagalvokite, o kas konkrečiai šiame darbe jūsų netenkina? Gal reiklus vadovas, nuobodžios užduotis ar kita? Kogi jūs ieškote naujoje situacijoje? Jei nematote karjeros galimybių, jų nesukurs ir savas verslas. Priešingai, čia niekas jūsų nepaaukštins, nepaskatins ir prieš visus nepagirs. O verslo pradžioje greičiausiai būsite pats savo ir valytojas, ir sekretorė, ir direktorius. Verslo pradžioje nutinka visko. Taigi, būti direktoriumi įmonės, kuris suklydo, ne visada prestižas. Taigi, mėlyje, jei jums svarbus pareigas atspindintis užrašas vizitinėje kortelėje, neverta pradėti verslą. Rezultatą galite pasiekti žymiai paprasčiau ir pigiau, tiesiog informavę apie tai savo vadovą. Aš ne vieną kartą esu kabutėse pakėlusi pareigose savo darbuotojus, pavadinusi juos ne projekto vadybininkais, o projekto vadovais. Na, jei jūsų netenkina atlyginimas, finansinė padėtis, turite įvertinti, kad verslo pradžia pareikalaus investicijų ir kurį laiką greičiausiai dirbsite už ačiū arba už atlyginimą darbuotojams. Galvojimas, kad verslo kreditas padės išspręsti pradinių išlaidų problemų, yra itin pavojinga mintis, pradedant verslą. Kaip yra pasakęs buvęs Swedbank vadovas Antanas Danys, cituoju, kuo bankas gali padėti pradedantiems verslininkams, kurie neturi pinigų srauto, kol verslas dar neįsivažiavo, nekabinti akmens po kaklu. Paskola gali padėti auginti verslą, kai yra stabilus pinigų srautas. Skolindamasis, kai neturi srauto, labai apsunkini patį verslą, nes nepalieki jam manevro laisvės. Bet kuris verslas prasideda nuo savo kapitalo. Kad pajaustumėt savo verslo finansų pulsą, savo kapitalą, pradėkite verslą dar tuo met, kai dirbate samdomame darbe arba nuo nulio. Išsiaiškinkite visas įmanomas verslo paramos galimybės ir joms pasirenkite prieš palikdami darbovietę. Jei jūsų netenkina dabartinis vadovas, pagalvokite, o kas konkrečiai jūsų netenkina. Ne veltui yra sakoma, kad mus labiausiai erzina kitose tos savybės, kurias patys turime. Savame versle kiekvienas klientas, tiekėjas, finansuotojas ar inspektorius tampa jūsų vadovu, nes jie visi svarbus jūsų verslui, nuo jų priklauso jūsų atlyginimas ir jūsų darbo vieta. Asmeninis verslas yra puikia tolerancijos, pagarbos, lankstumo ir gebėjimo bendrauti bei rasti sutarimą mokykla. Tačiau pamokos gali kainuoti žymiai brangiau, nei verslo neturint. Taigi, šių savybių pradėkite mokytis jau dabar, dar prieš pradėdami verslą. Norite įgyvendinti savo idėjas? Super. Tačiau, kaip yra pasakęs garsus Lietuvos verslininkas Ilja Laursas, vien gera idėja negarantuoja sėkmingo verslo. Verslo ekspertai ir sėkmingi verslininkai rekomenduoja idėjas tikrinti. Pigiausias būdas patikrinti idėją, jos reikalingumą, novatoriškumą, apie ją kalbėti. Kalbėti visiems, galimiems partneriams, investuotojams ar tiesiog protingiems žmonėms. Jie užduos jums klausimus arba nurodys šaltinius, kur jau yra panašios idėjos. Neturėkite iliuzijų, kad jūs esate vieninteliai pagimdę panašią idėją. Kitų nuomonė bei konkurentų analizė padės nugludinti idėją, atrasti tai, kuo jį išskirtinė, suprasti, o kokią vertę jis sukuria klientui. Kai kurie žmonės pradeda verslą, trokšdami turėti daugiau laisvės. Aš buvau viena iš tokių. Esminiai klausimai turint šį motyvą, o kokios laisvės aš trokštu, nuo ko aš noriu išsilaisvinti, kas mane varžo, kam aš panaudosiu laisvę. Amžinatilsis rašytojas, mokslininkas, kovotojas už laisvę, mano bičiulis Vilius Bražėnas yra pasakęs: laisvė kaip auksinė šluota.
labai brangi, bet jei jis stovi kampe, asla ir liks nešvari. Laisvės troškimas yra vidinė nuostata, kurios negali sukurti jokie išoriniai daiktai ir aplinkybės. Sovietmetį išgyvenęs žmogus yra palaužtos laisvės, palaužtos valios žmogus. Vertybė erdvėje laisvė yra susijusi su valia. Valia veikti kyla iš pojūčio, kad aš esu laisvas. Šiandien išoriškai mes laisvi, kaip ir kitų Europos šalių gyventojų. Tačiau mūsų valia yra paminta. Savo širdise mes nedrįstame veikti, nedrįstame rūpinti savimi, nedrįstame gyventi geriau, švariau ir šviesiau. Daugelis pinigus, kaip ir pati verslą, vis dar laikome nesąžiningų žmonių veikla. Ir nors sovietmetis baigėsi ir prieš verslą nukreipta ideologija jau nebegaliojusi yra pasenusi, šis absurdas vis dar yra giliai įsišaknijęs mūsų pasąmonėje, mūsų kolektyvinėje atmintyje, mūsų kultūroje. Pamintos valios žmogus, pradėjęs savo verslą, patirs didžiulį iššūkį susidūręs su sistema. Kiek verslininkų taip ir neįstengia įveikti savo nepasitenkinimo valdžios įstaigomis, mokesčių, politiko kontrolieriais ar įstatymais ir palūžta, kaltindami sistemą. Jie tikisi, kad valdžia kabutėse jam padės, jį ves ir palaikys, tačiau čia paslėpta didžioji apgaulė. Laisvė ir yra laisvė dėl to, kad čia nėra jūs vedančio vadovo, nėra jūs globojančios partijos ar ideologijos, kurie aiškiai nustato, kas galima ir kas negalima. Laisvė suteikia galimybę žmogui spręsti, savarankiškai prisimti atsakomybę ir mokėti bendradarbiauti su sistema, užuot jos bijojus, iš jos tikėjusis ar su ja kovojus. Realizuoti tas galimybės, kurias suteikia laisvė, reikia drąsos ir vidinės brandos. Reikia noro matyti tiesą, tokią, kokia ji yra, ir nesėkmes priimti kaip geriausias pamokas. Apibendrindama, noriu pasakyti, kad asmeninis verslas yra viena iš priemonių, tik vienas iš būdų, kuriuos pasitelkę galite pasiekti savo tikslų. Išmintinga yra matyti platesnį paveikslą ir įvertinti bent kelias alternatyvas ir kelius skirtingus kelius, kuriais galite įgyvendinti savo ketinimus. Galbūt ir pati verslo idėja pasikeis. Noriu jūs supažindinti su metodu vadinamu vertės pasiūlymo drobė. Ne vienas verslininkas jums papasakos istoriją, kaip įdėgi vieną ar kitą naujovę, o pasirodė, kad niekam jos nereikia. Norėdami suvokti, kokią vertę klientui suteiks jūsų verslo idėja, turite visų pirma pažvelgti į savo klientų galvas, į širdis, tai yra turite turėti kliento įžvalgą. Pasižiūrėję savo verslo modelį, kliento akimis galite atrasti visiškai naujų minčių ar sprendimų. Sėkmingos idėjos ir inovacijos reikalauja nuodugnaus kliento supratimo, žinių apie kliento elgseną, kasdienę rutiną, apie nerimus ir lūkesčius. Pateiksiu Apple kompanijos pavyzdį. Kompanija analizavo ir suprato, kad skaitmeniniai grotuvai, kuriuos mes vadinam iPodais, niekuo neįdomus klientams patys savaime. Tačiau kompanija pastebėjo, kad žmonės domina galimybę laisvai naršyti, ieškoti skaitmeninio turinio, įskaitant ir muziką. Klientai netgi sutikdavo mokėti, jei turinys atitiko jų poreikius. Taigi, Apple išleido savo iPodus tuo metu, kai piratinis muzikos parsisiuntimas buvo, taip sakant, ant bangos. Ir visi teigia, kad niekas nemokės už muziką, jei galima ją parsisiųsti nemokamai. Tačiau kompanija stebėjo, ką daro žmonės ir sukūrė iPodus drauge su programinė įranga, kuri leido klientams naršyti, ieškoti, parsisiųsti ir kaupti norimą muziką drauge. Taigi, iPodas drauge buvo sukurtas ir su iTunes muzikos parduotuve. Kompanija tik palengvino klientams tai, ką jie jau darė, sukurdama visą sisteminį sprendimą. Nišinė elgsena tapo masinė. Svarbu suprasti, kad klientai jums nepasiūlys verslo idėjos, ją turėsite sugalvoti patys, pažindami kliento elgseną. Henris Fordas kartą yra pasakęs, jei aš paklausčiau savo pirkėjų, ko jie norėtų, jie atsakytų greitesnio arklio. Neretai potencialūs klientai ar potencialūs poreikiai nėra būtent tie, kurie šiandien dieną yra populiariausi ir visiems matomi. Todėl yra rekomenduojama, ieškant verslo idėjų, atsižvelgti ir į nišinius, specifinius poreikius, į nedidelės klientų grupės, į tai, ko trūksta žmonėms, kas jų netenkina. Vertės pasiūlymo drobė susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Viena dalis yra skirta kliento analizai, o kita jūsų produkto idėjos verslo modelio įvertinimui. Šios drobės pagalba jūs galėsite atrasti ryšius tarp savo produkto teikiamos vertės ir kliento poreikių. Taigi, pradėkite drobę pildyti būtent nuo kliento dalies. Ją sudaro 3 skiltys, kurios užduoda klausimus, ko klientas nori, ko jis bijo, ko jam reikia
ir pagrindinio, kaip jis sprendžia savo problemą dabar. Pateikiu pavyzdžiui, kaip šią drobę pildė Evernote kompanija, sukūrusi elektroninės priminimų paslaugas ar užrašų knygutes. Taigi, pildydami drobę, pasirinkite temą, kurioje jūs veikiate, kurioje srityje jūsų produktas ketina pasiūlyti sprendimą klientui. Kuo tiksliau apibrėžite temą, tuo nuodugniau galėsite išsiaiškinti kliento elgseną. Evernote kompanija, siekdama sukurti programėlę mobiliesiems telefonams, analizavo temą tokią, kaip žmonės elgiasi, kad nepamirštų užduočių ar kitų svarbių dalykų. Kągi jie nustatė bendraudami su klientais ir diskutuodami draugė su kolegomis. Ogi tai, kad klientai labiausiai bijo pamiršti svarbią informaciją, pamesti užrašytą informaciją ar neturėti prieigos prie tos informacijos, kuri ji yra. Kompanijos nustatė, kad klientams yra svarbu ar reikalinga būtent tai. Atsiminti informaciją, saugoti ir galėti ją įsivesti pakankamai paprastai. O labiausiai jie norėtų dar daugiau. Norėtų galėti dalinti svarbią informaciją, norėtų galėti įsivesti neribotus kiekius informacijos. Taip pat norėtų saugoti ne tik užrašytą informaciją, bet ir vaizdo ar garso įrašus. Taip pat klientai pažymėjo, jog jiems būtų labai svarbu, kad pagrindinė informacija visuomet būtų po ranka. Taip pat jie norėtų, jog būtų aktyvios paslaugos, pavyzdžiui, priminimai. Atsižvelgdama į klientų poreikius, jų baimės, į dabartinę elgseną, Evernote kompanija užpildė antrąją drobės dalį skirtą produkto analizei. Antrosios dalies tikslas yra išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės jūsų produkto ar paslaugos savybės, kokią patirtį įgis klientas naudodamasis jūsų produktu ar paslaugą ir kokius pagrindinius privalumus jis atpažins ir išskirs. Taigi, Evernote kompanija apsibrėžė, kad jos elektroninė programėlė nuramins kliento baimės, nes užtikrins, kad svarbi informacija bus visada po ranka. Papildomos priminimų paslaugos padės jos nepamiršti, o neribota saugykla leis nelaikyti dalykų galvoje. Taip pat kompanija įvertino, kokie turi būti paslaugos privalumai, kad sprendimas būtų pranašesnis už dabar kliento naudojamus būdus. Taigi, verslininkai nusprendė, kad jų programėlė turi talpinti daug ir įvairios informacijos, ne tik tekstus, bet ir nuotraukas, vaizdo filmus, garso įrašus, kad programėlė turėtų suteikti aktyvias paslaugas. Pavyzdžiui, primintų, to užrašų knygelės nedaro. Atitinkamai įmonė vertino ir tai, kokios techninės savybės turėtų būti būdingos tokiam produktui, kad jis atitiktų šios lūkesčius. Taigi, programėlė turi būti suderinama su kitomis programomis bei socialiniais tinklais, turi būti pritaikyta talpinti skirtingo formato informacijai. Kai jūs analizuodami savo vertės pasiūlymą užpildysite abi drobės pusės, atsakykite į sekančius klausimus ir pastebėję likusią neišspręstą užduotį, lenteles papildykite ar pakoreguokite. Taigi, klausimai pasitikrinti. Ar neliko svarbių klientų poreikių, baimių ar lūkesčių, kurių jūsų produktas ar paslauga negali išspręsti? Ar visos produkto ar paslaugos savybės iš tiesų yra aktualios klientui? Gal jos aktualios tik jums? Kuo jūsų pasiūlymas yra patogesnis klientui nei dabartiniai problemos sprendimo būdai? Ar nėra tokių produkto savybių, kurios gali sukelti neigiamą patirtį? Šią drobę galite kartoti vėl ir vėl, pritaikydami vis kitoms klientų tikslinėms grupėms ar segmentams. Užpildę
vertės pasiūlymo drobę galite keliauti toliau ir kurti visą jūsų verslo modelį. Verslo modeliavimo mokysimės antroje šios paskaitos dalyje, taikydami vieną pažangiausių verslo modeliavimo metodų – verslo modeliavimo drobę arba angliškai Business Model Generation Canva. Verslo modeliavimo drobė. Verslo modeliavimo drobė arba kitų vadinamas paveikslas – tai metodas, kuris labai praktiškai ir realiai padės jums pamatyti jūsų verslo idėjos loginę struktūrą, kuria remdamiesi galėsite sukurti savo verslo planus, strategijas ar kitus dokumentus. Tai tarsi jūsų verslo strategijos juodraštis. Verslo modeliavimo drobės autorius, genialus šveicaro verslo konsultantas Aleksandras Osterwalderis yra pasakęs: "Nė vienas verslo planas dar neišlaikė susitikimų su klientu egzamino." Autorius šią mintimį norėjo pabrėžti, kad šiandieninė verslo aplinka keičiasi neįtikėtinais greičiais. Kiekvieną dieną rinka pasiekia daugybę naujų sprendimų. Pats klientas laisvai renkasi, ką pirkti ir ko ne. Pats modeliuoja, konstruoja paslaugas ar jų kombinacijas pagal savo poreikius. Ką tokiu atveju daryti verslininkui? Ogi į verslo planą ar strategiją žiūrėti lankščiai, keisti jį vos tik pastebėjus naujas galimybės ar trūkumus, tačiau stengtis išsaugoti savo verslo pamatinę struktūrą, vadinamai verslo modelį. Verslo modeliavimo paveikslas turi 9 tarpusavyje susijusias sritis, kurios atskleidžia tai, kaip jūsų įmonė uždirbs pajamas. Šios 9 sritis parodo esmines verslo temas, ką ir kaip jūs siūlysite klientui, kaip realizuosite savo gaminius ir paslaugas ir kaip užtikrinsite finansinį gyvybingumą. Aš jums pristatysiu visas šias sritis, temas, jų tarpusavio ryšius ir pateiksiu pavyzdį, kaip galite patys sudaryti savo verslo modelį. Man šis metodas ypač patinka savo paprastumu, lankstumu ir visuminiu matymu. Pildydami paveikslą, kurdami savo verslo modelį, atsakymams ir idėjoms naudokite lipnius lapelius, kad bet kurią minutę galėtumėte juos pakeisti naujais. Klientų segmentai. Pirmoji tema, nuo kurios pradedame pildyti paveikslą, yra klientų segmentai. Šiandien teigiama, kad siekiant suprasti klientą, dėmesį reikėtų kreipti ne tik į standartinę informaciją, kaip amžius, lytis, tautybė, bet į tai, kokia yra kliento elgsena, kokios vertybės, gyvenimo būdas, interesai. Analizuojant klientus labai padeda ir mano aukščiau pristatytas vertės pasiūlymo paveikslas. Yra keletas populiariausių būdų segmentuoti klientus. Pirmasis, kai įmonė orientuojasi į masinį klientą. Tokiu atveju organizacijos nedomina specifiniai klientų poreikiai, bet jis siekia patenkinti įvairiems visuomenės atstovams bendrus poreikius. Pavyzdžiui, Skype kompanija, degalai, pieno gamintojai. Antras būdas, kai įmonė orientuojasi į itin specialius klientų poreikius ir siauras apibrėžtas klientų grupės, kurioms būdinga specifinė elgsena. Toks verslas siekia kiek įmanoma tiksliau patenkinti šios nišinės nedidelės grupės poreikius. Pavyzdžiui, šaunų maisto gamintojai, rankdarbių parduotuvių savininkai. Trečiasis būdas, kai įmonė orientuojasi į panašių poreikių klientų grupės, tačiau jas segmentuoja pagal pajamų dydį, amžiaus grupės ar kitą. Pavyzdžiui, automobilių gamintojai, mobiliųjų telefonų gamintojai. Ketvirtasis būdas, kai įmonė orientuojasi į labai skirtingas klientų grupės, turinčias savitus poreikius. Tai vadinama diversifikacija. Pavyzdžiui, įmonė prekiauja standartiniais kompiuteriais fiziniams asmenims ir tuo pat metu sudėtingomis technologinėmis sistemomis pagal konkrečių įmonių individualius užsakymus. Vertės pasiūlymas. Antroji tema ar skiltis – vertės pasiūlymas. Vertės pasiūlymas lemia tai, kas laimi konkurencinėje kovoje. Įsivaizduokite prieš jūs 2 kavinės parduodančios kavą už tą pačią kainą. Kurią iš jų pasirinksite? Atmosfera, švara, interjeras, iškaba ir kiti kriterijai, kuriuos vertiname akimirksniu, net neanalizuodami, lemia mūsų pasirinkimą. Vertės pasiūlymas apima ne tik mūsų veiklas, paslaugas, gaminius, bet ir tai, kokią naudą, kokį rezultatą, kokius įspūdžius, pojūčius, išgyvenimus, žinias, laimėjimus patiria klientas,
mūsų veiklos dėka. Prisiminkite vertės pasiūlymo paveikslą. Jį užpildę, jūs iš esmės galite atsakyti, kaip jūsų produktas atliepia kliento poreikius, koks yra jūsų vertės pasiūlymas. Supažindinsiu jūs su keliais populiariausiais vertės pasiūlymo tipais. Vienas iš jų – naujumas, kuomet įmonė atranda sprendimą patenkinti naujus, iki tol niekieno nepatenkintus ir net neidentifikuotus poreikius, pavyzdžiui, Danone. Pats produktas sukūrė naują poreikį – maisto produktams turintiems sveikatinimo įtaką ar poveikį. Pranašumas, kai įmonė atranda sprendimą geriau už konkurentus patenkinti tą patį klientų poreikį. Pavyzdžiui, pradeda gaminti našesnius energijos elementus, tvirtesnius baldus ir panašiai. Tokias konkurentų varžybas, kas geriau, greičiau, tvirčiau, mes stebime nuolat. Pritaikymas. Pritaikymas tai būdas, kai įmonė pritaiko savo produktus ir paslaugas pagal individualius klientų poreikius. Produkto ar paslaugų pritaikymas, ar kitaip vadinamas individualizacija, įgyja šiandien dienai vis didesnį populiarumą. Pavyzdžiui, viešbučiai, restoranai, programinės įrangos gamintojai ar net kiti paslaugų teikėjai stengiasi tai įdiegti savo verslo modeliuose. Kai kurios įmonės sukuria vertę tiesiog padėdamos už klientą atlikti darbą. Pavyzdžiui, mano minėta Evernote kompanija, kuri padeda žmonėms nepamiršti svarbių dalykų. Dizaino sprendimai taip pat gali sukurti pridėtinę vertę, nes jie leidžia sukurti išskirtinis dizainas ar dizainas atitinkantis individualias kliento vertybės, klientams leidžia patenkinti savo specifinius poreikius ir sukuria produktų pridėtinę vertę. Prekinis vardas. Prekinis vardas dažnai padeda klientams deklaruoti savo vertybės ir gyvenimo būdą. Dėl to kai kurie klientai teikia pirmenybę tam tikriems prekiniams vardams, o ne technologijams, ne produkto savybėms. Įmonė galėdama pasiūlyti analogiškos kokybės produktą ar paslaugą už mažesnę kainą, taip pat suteikia klientams pridėtinę vertę. Kiti būdai, kaip sukurti vertę, tai ir galimybė klientams sumažinti išlaidas, pavyzdžiui, Skype, galimybė sumažinti riziką, galimybė padidinti produktų prieinamumą, pavyzdžiui, kavos automatai ar gėrimų automatai. Kanalai. Trečioji tema yra kanalai. Analizuodami kanalus išsiaiškinsime, kaip jūsų produktas pasieks klientą. Kanalai tai yra jūsų ir klientų sąlyčio taškai. Verslininkai dažnai susiduria su klausimu, ar patiems vystyti savo kanalus su klientais, pavyzdžiui, ar pačiam atidaryti savo parduotuvę, ar naudotis kitų verslininkų sukurtais kanalais, pavyzdžiui, prekiauti per prekybos centrus. Svarbu žinoti, kad savi kanalai leidžia išlaikyti didesnę pelno maržą, tačiau norint įkurti ir plėtoti savus kanalus reikalingos didelės investicijos ir kaštai. Svetimi kanalai leis greičiau pasiekti geidžiamus klientus, tačiau privers sumažinti pelningumą. Todėl svarbu kiek įmanoma efektyviau subalansuoti savus ir išorinius kanalus. Taip pat noriu paminėti, kad kanalai apima ne tik pardavimo taškus, bet ir viešinimą, tiekimą, aptarnavimą po pardavimo ar panašiai. Santykiai su klientais. Ketvirtoji tema – santykiai arba ryšiai su klientais. Šioje temoje siekiama numatyti, kaip kursime ir palaikysime savo santykius su klientais – asmeniškai, gyvų bendravimu ar automatizuotai. Įprastai kuriame įvairias taktikas ar strategijas, kaip palaikysime santykius su klientais, būtent dėl to, kad siekiame arba pritraukti naujų klientų, arba siekiame išlaikyti turimus, arba norime, kad esami klientai pirktų iš mūsų dar daugiau. Pateiksiu 5 pačias populiariausias santykių su klientais palaikymo strategijas. Pirmoji – tai asmeninė pagalba. Tai santykių su klientais palaikymo forma paremta tiesioginiu žmogiškų ryšių bendravimu. Žmogiškas ryšys gali būti palaikomas įvairiom formom ir susitinkant gyvai, elektroniniu būdu, telefoninio pokalbio, vaizdo konferencijos ar kitomis formomis. Savitarna jau yra kitokia forma. Šiuo atveju su klientu ryšys nėra palaikomas, tačiau visas dėmesys skiriamas sukurti priemonės, kad klientas galėtų pats lengvai ir paprastai save aptarnauti. Automatizuotos paslaugos taip pat forma palaikyti ryšį su klientu, tačiau čia procesas yra visiškai automatizuotas. Pavyzdžiui, susimokėjimo už automobilio stovėjimo laiką paslauga, viešbučio rezervacijos paslauga ar panašiai.
Klientų bendruomenės yra nauja forma bendrauti su klientais. Tai atvejis, kai įmonė bendrauja ne su konkrečiu klientu, bet su grupe. Pavyzdžiui, administruoja formą internete. Taip pat yra populiarėjanti forma bendras kūrimas, kai klientas bendradarbiauja su klientu, kurdamas galutinį produktą. Restoranai, viešbučiai, paslaugų sektoriaus įmonės. Pajamų srautai. 5 tema – pajamų srautai. Analizuodami šią temą atsakykite į klausimus, už ką, kiek ir kaip jūsų klientai sutiks mokėti. Atsakę į šios klausimus greičiausiai atrasite, kad gali būti skirtingos atlyginimo už prekę ar paslaugą formos ar sumos priklausomai nuo kliento segmentų. Yra išskiriamos 2 pagrindinės pajamų formos, kurios dar gali būti skaidomos ir detaliau. Tai vienkartinės pajamos už konkretų sandorį ir pasikartojančios pajamos už teisę naudotis gaminiu, paslaugomis ar susijusios su garantijomis aptarnavimu po to, kai sandoris yra įvykdytas. Taigi, jūs galite gauti pajamas iš kliento arba parduodami fizinį turtą, tuomet turtas pereina kliento nuosavybėn, suteikdami konkrečias paslaugas, kai turtas kompetencijos lieka jūsų nuosavybėje, bet klientas gali jo pasinaudoti vieną kartą ar tam tikrą laikotarpį. Taip pat klientas gali mokėti narystės mokestį, kai viena paslauga naudojasi daug klientų, o mokestis klientui suteikia prieigos teisę. Kita forma – išperkamosios nuomos ar nuomos pajamos. Taip pat gali būti licencinis mokestis, kuris taikomas intelektualiniams produktams ir jį sumokės klientas įgyja teisę naudotis jūsų autoriniu kūriniu ar panašiai. Tarpininko, brokerio mokestis, pajamos iš reklamos ir daugybė įvairių kitų formų. Neapsiribokite vieną formą. Pagalvokite, o galbūt tas pats produktas ar paslauga gali generuoti skirtingus pajamų šaltinius. Pavyzdžiui, ta pati kirpėja gali ne tik imti vienkartinį mokestį už kirpimą, bet ir imti produktų, reklamos ar gaminių realizacijos, tarpininkavimo mokesčius ir panašiai. Pagrindiniai ištekliai. 6 tema, kurią turėtumėte išanalizuoti. Tai svarbiausi ištekliai, kurių jums reikia, kad jūsų verslo modelis gyvuotų. Ištekliai arba resursai gali būti fiziniai, daiktai, įrankiai, žaliavos, intelektualiniai, technologijos, metodai, išradimai, autoriniai kūriniai ar žmogiškieji, darbuotojai, specialistai, ekspertai. Jūs galite išteklius turėti kaip savus, bet nebūtinai. Jūs galite juos įsigyti ir iš partnerio. Pagrindinės veiklos. 7 tema – tai jūsų pagrindinės veiklos. Šioje dalyje nustatykite tik tas veiklas, kurios yra esminės, kad jūsų verslo modelis veiktų. Pagrindinės veiklas verslo modeliavimo paveikslų autoriai siūlo priskirti 3 pagrindinėms kategorijoms. Jos skamba gan įdomiai. 1 – tradicinė – gamyba. 2 – netradicinė – problemų sprendimas. Ir 3 – platformos ar tinklo plėtra. Problemų sprendimui yra priskiriamos visos pagrindinės paslaugų rūšys, kaip pavyzdžiui rinkodaros sprendimai, dizainas ar panašiai. Platformos ar tinklo plėtros kategorija apima įvairaus pobūdžio veiklas, kurių pagrindinis tikslas – tarpininkavimas, tarpinių paslaugų ar sprendimų sukūrimas, klientų srautų generavimas, pavyzdžiui prekybos centrai, elektroninės parduotuvės, reklamos pardavėjai. Pagrindiniai partneriai. 8 tema – tai mūsų strateginiai partneriai, nuo kurių iš esmės priklauso mūsų verslo modelio gyvybingumas ir realizacija. Jei prekiaujame turguje, turgaus šeimininkai, net mūsų kolegos prie stalo yra mūsų partneriai. Gaminame detalės, mūsų žaliavų tiekėjai, mūsų prekybininkai yra mūsų partneriai. Dažnai tradiciniuose verslo planuose mes mažai skiriame dėmesio partnerių analizai, tačiau būtent nuo partnerių kokybės, nuo išmintingai sukurtų partnerystės santykių, nuo sutarčių didelė dalimi priklauso jūsų verslo modelio sėkmė, pelningumas, nuostolis. Verslo modeliavimo paveikslo autoriai siūlo atkreipti dėmesį į šiuos 3 partnerystės motyvus. Pirmasis motyvas – našumas ir didesnio masto gamyba. Nelogiška verslininkui turėti visus resursus savo nuosavybėje. Tad dažnai įmonės siekdamos padidinti gamybos mastus ir sumažinti produkto gamybos kaštus, samdo ar dalinasi infrastruktūra su kitais gamintojais. Pavyzdžiui, didelė dalis įvairių prekinių vardų, šaldytuvų, vaizdo grotuvų ir kitos technikos yra gaminama tose pačiose gamyklose, tik pagal skirtingus užsakymus. IKEA savo prekes įsigyja iš gamintojų esančių pačiose įvairiausiose pasaulio šalyse, kurie gamina ir kitiems užsakovams.
Antrasis motyvas – rizikų valdymas ir veiklos pastovumo užtikrinimas. Siekdami apsaugoti savo veiklas ir įvykdyti užsakymus bet kuriomis sąlygomis, neretai net ir konkurentai kooperuojasi. Taip pat sudėtingesni ar kompleksiniai gaminiai dažnai yra apskritai neįmanomi be tampraus partnerių bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, vaistų išradimas ir gamyba, informacinės technologijas, netgi tas pats restoranas. Ar gali būti restoranas be tamprių santykių su savo partneriais? Neįmanoma. Trečiasis motyvas – kai reikia specifinių žinių, infrastruktūros ar veiklų, kurių įmonė neturi. Retai įmonė visą gamybos procesą atlieka viena pati. Dažniausiai atskiri gaminio ar paslaugos elementai yra užsakomi pas partnerius. Pavyzdžiui, mobiliojo ryšio operatoriai įsigyja licenzijas iš programos gamintojų, užuot kūrę programas patys. Draudimo ar nekilnojamo turto pardavimo įmonės pasitelkia individualius agentus brokerius, užuot samdę juos kaip darbuotojus. Kaštų struktūra. Paskutinė, 9 dalis. Tai jūsų kaštų struktūra. Analizuodami šią dalį turėtumėte peržvelgti tai, ką nurodėte 8, 7 ir 6 dalyse. Tai yra, kokie yra jūsų ištekliai, veiklos ir partneriai, nes būtent šios dalys, jų mastas ir pobūdis nulems jūsų kaštų struktūrą. Vieni verslo modeliai bus labiau priklausomi nuo kaštų, kiti mažiau. Pavyzdžiui, pigių aviaskrydžių kompanijų verslo modelis iš esmės yra paremtas žemų kaštų principu. Ta kompanija, kuri geba atrasti mažų kaštų sprendimą, gali pasiūlyti panašią kokybę už mažesnę kainą, rinkoje laimi. Tačiau taip yra ne visur ir galioja ne visiems verslo modeliams. Pavyzdžiui, įmonės, kurios siekia pasiūlyti aukštesnės kokybės išskirtinius gaminius ar paslaugas, nesiekia žemiausios kainos, bet didžiausią dėmesį skiria kokybiško individualaus pasiūlymo sukūrimui. Tokios įmonės verslo modelio konkurencinis pranašumas priklauso ne nuo kainos, o nuo vertės pasiūlymo. Taip pat yra įmonės, kurios turi unikalias kompetencijas. Pavyzdžiui, sukūrė unikalią technologiją. Tokių įmonių varomoji jėga ir konkurencinio pranašumo pagrindas yra resursai. Dar kitos įmonės didžiausiai dėmesį skiria būtent kliento poreikių tenkinimui ir jų stiprioji dalis yra santykių su klientais palaikymas ir klientų pažinimas, kad ir, pavyzdžiui, jūsų grožio salonas. Analizuodami savo verslo modelio kaštus, atkreipkite dėmesį į tai, kad yra kintami ir nekintami kaštai. Pastovūs arba nekintami kaštai yra tie, kurių dydis tiesiogiai nepriklauso nuo prekių ar paslaugų kiekio ir masto. Pavyzdžiui, biuro patalpų nuoma, atlyginimai, įrenginių nuoma ar panašiai. Kintami arba nepastovūs kaštai yra tie, kurie tiesiogiai kinta priklausomai nuo jūsų gamybos ar veiklos apimčių. Pavyzdžiui, medžiagos, žaliavos, energijos kaštai naudojami gamybos procese. Jūs jau žinote, kad didesni įsigyjamų žaliavų kiekiai, didesni gamybos masteliai leidžia sumažinti kaštus. Ne vienam tikriausiai yra tekę girdėti klasterio sąvoką. Klasteriai arba kitaip vadinami verslo įmonių junginiai, pavyzdžiui, silikono slėnis, būtent ir susiformavo dėl to, kad įmonės siekdamos sumažinti kaštus bendradarbiavo ir vienijosi naudodamosis tais pačiais resursais. Pavyzdžius, kaip galite užpildyti verslo modeliavimo paveikslą, galite rasti mūsų interneto svetainėje prie seminarų. Verslo modeliavimo paveikslo autoriai teigia, versle mes turime išmokti suderinti ir valdyti jausmus ir loginį mąstymą. Šiuo principu ir yra sukonstruota verslo modeliavimo paveikslo struktūra, kur dešinioji žemėlapio dalis kviečia mus išanalizuoti emocinius mūsų verslo aspektus, o kairioji racionaliuosius, loginius. Visiškai taip pat, kaip veikia mūsų smegenys. Ačiū už dėmesį ir sėkmės, kuriant ir vystant savo verslus.